Gruodžio 12 diena. Žaislų dirbtuvėlės. Iki kalėdų liko 13 dienų. Reikia būtinai paminėti, kad Kalėdų mieste buvo ne tik saldumynų ir transporto priemonių dirbtuvėlių, įvairių dirbtuvių, cechų ir fabrikėlių buvo tiek daug, kiek tik pasaulio vaikai galėtų įsivaizduoti. Juose buvo įvykdomas net pats įdomiausias ir netikėčiausias bet kurio mažylio noras. Štai netoliese už Kalėdų senelio namo, kitoje gatvės pusėje stovėjo ilgas stačiakampis pastatas dideliais langais, kuriame pagal skirtingus brėžinius ir suprojektuotus modelius buvo surinkinėjami įvairūs konstruktoriai, gaminamos statybinės įvairių formų bei spalvų kaladėlės, lengvesnės ir sunkesnės dėlionės, galvosūkiai, šviečiantys, judantys ir išmanieji įrenginiai bei jų priedai. Dirbtuvėse kasdienuoliai darbavosi 5 akiniuoti elfai, o štai netoli miestelio vartų, plačiai atvėręs langines, stovėjo minkštų pliušinių žaislų fabrikėlis, kuriame burzgė siuvimo mašinos ir pūtėsi puri vata. Kitoje centrinės aikštės pusėje, už elnio aptvaro nedidelių dirbtuvėlių languose nuo ankstyvo ryto švietė žiburiai. Juose darbavosi elfė Tina, kuri kruopščiai gamino lėles, apie kurias svajoja mergaitės. Čia galima buvo rasti ir piktųjų raganų, ir gražuolių fėjų. Lėlės rikiavosi nuo mažyčių telpančių delne iki didelių elfės ūgį siekiančių gražuolių. Tankiu šepečiu Tina šukavo jų šviesius ir tamsius garbanotus ir tiesius, trumpus ir ilgus plaukus, pynė joms kasas, siuvo sukneles, dabino skraistėmis ir vėrė papuošalus. Ant ilgos lentynos jau puikavosi pirmąjį šiais metais Kalėdų seneliui laišką parašiusios Evelinos be galo geidžiama rudaakė ilgomis riestomis blakstienomis su pūsta balerinos suknele princesė Ela bei kiti užsakymai. Elfės Tinos darbo vieta drąsiai galėjo vadintis tikru mergaičių rojumi. Čia svajotų apsilankyti ir kurį laiką pasižvalgyti ne viena mažylė. Už kelių namų nuo Tinos dirbtuvėlių per dienas burzgė robotų ir automatinių įrenginių gamyklėlė, o už jos puikavosi stalo žaidimų ir knygų spaustuvė, kuris siuntė knygas viso pasaulio knygynams ir turėjo visas šviežiausias naujienas. Knygų fabrikėlyje mielai laiką leisdavo ir Jonas Augustinas. Šiam elfui ypač rūpėjo visos naujai sukurtos pasakos ir istorijos. Spaustuvė turėjo atskirą padalinį, kuris gamino sąsiuvinius, pieštukus, trintukus, drožtukus, spalvotą popierių, plasteliną, lipnią juostelę, kartoną, žirkles, flomasterius, vaškines kreideles, vandeninius dažus, teptukus, liniuotes, klijus bei kitus rankdarbių reikmenis. Kalėdų miestelyje galima buvo rasti ir muzikinių reikmenų dirbtuves, kurios gamino smuikus, gitaras, fleitas, trimitus, saksofonus, būgnus ir netgi pianinus, bei daugelį kitų dar neišvardintų muzikos instrumentų ir jų priedų. Metalinių ir plastmasinių statulėlių, figūrėlių ir superherojų cechas kiaurus metus nesustodavo lipdė įvairiausius vaikų mėgiamus animacinių filmukų ir pasakų herojus. Miestelyje taip pat buvo įrengta paveikslų studija, visokiausių įrankių ir prietaisų fabrikas, papuošalų, skrybėlių ir rankinių ateljė bei muilo burbulų laboratorija. Trumpai tariant, joks vaikas nesugalvotų tokio žaislo, kurio negalėtų pagaminti stropieji miestelio darbininkai. Šią dieną galiausiai turėjo būti pabaigti vykdyti visi vaikų užsakymai, surašyti senelio išdalintame sąraše. Tad šiandien ypatingai garsiai kalė, pjovė, gręžė, tarškėjo ir šlamėjo, Kalėdų miestas pavirto į vieningą žiemos orkestrą gręžiantį be sustojimo. Prie Tinos lėlių dirbtuvių kaimyninėje sankryžoje buvo pastatytas ilgas sporto reikmenų fabrikas, kuriam vadovavo pats judriausias ir žaismingiausias miestelėnas elfas Krosas. Šis elfas skyrėsi nuo kitų bendraminčių, nes buvo visų 1,5 centimetro aukštesnis. Fabrike, kuriam jis vadovavo, buvo gaminamos stalo ir lauko teniso raketės su kamuoliukais, futbolo vartai ir kamuoliai, krepšinio lankai ir taip pat kamuoliai, sporto apranga, plaukimo akiniai, svarmenys, gimnastikos kilimėliai, kuprinės, krepšiai, lazdos, slidės, pačiūžos, rogės, apdovanojimai, medaliai bei įvairūs reikmenys, jų priedai ir kiti sportui skirti niekalai. Trumpai tariant, viskas, ko gali vaikui prireikti aktyviai veiklai. Ko jau ko, o kamuolių užsakymų šiam fabrikui tikrai niekada netrūko.
Elfas Krosas turėjo dar vieną išskirtinį bruožą. Jis niekuomet nenustygdavo vienoje vietoje. Tai buvo išskirtinis elfas, nuolatos judantis, krutantis, besisukiojantis į visas puses. Jeigu Krosui reikėdavo bent akimirką ramiai pastovėti ar pasėdėti, pavyzdžiui, vakarais klausantis Jono Augustino vakaro pasakaitės, tuomet mažylis įsigudrindavo daryti jogos ar tempimo pratimus. Taip neprarasdavo progos pasimankštinti. Ankstyvą rytą, apibėgęs porą ratų aplink fabrikėlį, Krosas įsitikino, kad jo darbai einasi sklandžiai, tad sustojo padaryti kelis pritūpimus. Ištiesęs rankas ritmingai skaičiavo. Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4. Kai staiga pokšt, tarkšt, šlumšt, šast, trr, trr, trr. Su dideliu trenksmu kelis kartus suvibravo ir net į orą pakilo kamuolių pūtimo oro pompa. Ji neatlaikė milžiniško užsakymų kiekio ir sugedo. O buvo svarbiausia fabriko pagalbininkė, skambiai pavadinta supergūsiu. Kai aktyvusis Krosas tai pamatė ir suprato, jį ištiko panikos priepuolis. Jis greitai išbėgo į lauką ir tarsi užsuktas pasileido gatvėmis šaukdamas. Lėkė, kur akys mato, ir netikėtai minkštą pusnį įstūmė bimolį. Nuvertė kelio ženklą, sudaužė gatvės šviestuvą, išvertė šiukšliadėžę, nuplėšė išdžiaustytus skalbinius ir netikėtai slystelėjęs ant nublizginto šaligatvio drėbėsi ant nugaros. Miestelyje staiga liovėsi burksti visi įrenginiai ir stojo mirtina tyla. Kurį laiką pagulėjęs Krosas atsimerkė ir pamatė tūkstančius mažų ir didelių žvaigždelių, besisukančių ratu ir žėrinčių viena už kitą ryškiau. Žvaigždelės mirgėjo tai išnykdamos, tai vėl atsirasdamos, per minutėlės besisukančios žvaigždelės išnyko ir galiausiai prieš akis Krosas pamatė susirūpinusių miestelėnų žvilgsnius. Visas būrys išsigandusių ir sutrikusių elfų stovėjo pasilenkę virš Kroso. Pagaliau kiek nurimęs ir neskubiai atsistojęs, elfas kelis kartus giliai atsiduso ir mandagiai visų atsiprašė už sukeltą netvarką. Susirinkusiems draugams Krosas išpasakojo savo panikos priepuolio priežastį. Kai draugą ištikdavo nelaimė, visuomet elfai tapdavo vieninga komanda. Sustoję eilė vienas po kito sporto reikmenų fabrike, mažieji mikliai darbavosi pūsdami įvairias spalvius, margus didelius ir mažus kamuolius. Loris net pamėlynavęs stengėsi įpūsti gyvybės sunkiam krepšinio kamuoliui, o Kalvetas su Ferdžiu lyg susitarę ardė supergūsio pompą ir atidžiai ieškojo, kaip išspręsti problemą. Ne veltui Kalėdų miestelio inžinieriai buvo gudriausi ir išradingiausi visame pasaulyje. Darbas Kroso fabrike neužtruko nė valandėlės, kai kelis kartus garsiai pokštelėdamas ir 3 kartus atsikosėjęs, supergūsis vėl užgrojo visų garsu. Valio, džiūgavo elfai, darbas kaip ir dera, bus baigtas laiku. Išeidami pro duris dar kartelį stipriai paspaudė rankas Kalvetui ir Ferdžiui, o tada visi nuskubėjo baigti pradėtų darbų. Pasilikęs vienas Krosas dar kartelį apibėgo ratą, norėdamas įsitikinti, kad buvo įvykdytas paskutinysis užsakymas. Tada padarė 10 pritūpimų ir, būdamas be galo laimingas, aukštai pašoko į orą ir apsuko atbulą salto. Ta vakarą mažieji elfai džiūgavo, nes visi vaikų užsakymai galiausiai buvo baigti ir buvo pats metas pradėti ruoštis didžiosios šventės laukimui. O tą naktį miestelėnai sapnavo pasaulio mažuosius, džiūgaujančius po eglute rastu kiekvienu elfo kruopščiai sukurtu mielu žaislu. Kiekviename vaiko žaisle slypi mažytis Kalėdų miestelio mažojo elfo piršto antspaudas su geriausiais sveikinimais ir nuoširdžiausiais linkėjimais.